Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Vaida, tai nematom tavęs Dakare šiais metais. Dar ne, aišku. Gal ir pašviesim šmėklą. Bent jau būsim vis tiek vidumi tenais. Dakaro, kaip sakyti, išgydyti neina taip greitai. Tai tikrai sirgsim už lietuvius, palaikysim lietuvius. Ir tikėsimės, kad jiem pasiseks gerai ir parveš tų, kaip sakant, beduinų į Lietuvą ir didesnių. Ir ne tik rokas. O pradėkime nuo pradžių. Kaip atsitiko, kad tu sugalvojai važiuoti į Dakarą? Kada ta mintis gimė tavo galvoje? Mintis tai turbūt 13 metais 2000. Dar buvo lenktynės toks šilko kelias. Tai iš arti teko pačiupinėti tą sunkiasvorę techniką. Ir šiaip pagalvojau, kad jo, jeigu važiuosiu, tai važiuosiu su fūra. Tai ir taip atsitiko, kad 14 metų Dakare aš buvau komandos dalim. Su Astana Racing Team važiavom su overdrive'u ir turėjom, aišku, smagų Dakarą. Tada, man atrodo, debutavo Juknevičius Antanas pirmą kartą už vairo Dakare. Tai toksai, kuris vyko Pietų Amerikoje, Argentina, Čilė. Tai tas Dakaras buvo įsimintinas man labai. Jis buvo pirmas ir iš arti tikrai teko matyti dažnai tą techniką ir vietinius sirgalius, kaip visi žinom, ten Pietų Amerikoje kažkas tai nerealaus sirgaliai, ten stovi pakelėse, atrodo kelias kaip nuo Vilniaus iki Panevėžio, nieko nėra aplinkui, o ten važiuoja tokiais pačiais atstumais tarp miestų ir ten stovi visa pakelė ir mojuoja vėliavom, ten signalina tą Dakaro karavaną lydi su kažkokiam tai tokiom emocijom, tikrai šventė, ten jautėsi šventė, ko aišku pasigėdau Saudo Arabijoje. Ir tas sužavėjo? Ir sunkvežimio pravažiavimo šalia, kai pravažiuoja tas 10 tonų, kai dreba kopas, jau kitas tik negirdi, dar iš kopas garsą užstoja, sakykime, bet jauti kaip dreba smėlis, jau atidundo. Ir aišku, vietiniai, ten kamjon, ta prasme, pravažiuoja keli pirmi 10 greičiausių visureigių, sakykime, ten Petarancelį, Nani Roma, Alatyje ir paskui klausinė, tai kada čia tie kamionai atlieks, kada čia tie kamionai. Tai ta prasme tikrai tas sunkvežimis taip sužavėjo ir buvo ta mintis, kad jei į Dakarą, tai su sunkvežimiu. Tai kažkaip tai... Bet tas buvo kad 2014? 14 metų Dakare. Ir tu su ta mintim 9-8 metus pragyvenai? Na, nėra taip lengva, kaip atrodo iš šono, gal turbūt tą Dakarą išvažiuoti tikrai yra labai sudėtinga. Ne tiek gal kaip čia susiorganizuoti, bet manau pagrindinės tai susirinkti biudžetą, nes su sunkvežimiu ar visureigiu vis tiek tai yra labai dideli pinigai, prie kurių reikia turbūt prisidėti ir turėti kažkaip tai galimybę prisidėti arba būti labai jau kažkoks tai interneto žvaigždė, kad galėtum lengviau susirasti, bet taip, sakykime, pas mane nėra. Tai mes tą pirmą Dakarą irgi visa komanda prie biudžeto turėjom prisidėti, kad išvykti į tą, sakykime, svajonę, į tą tikslą garsinimo ir Lietuvos ir savo apžiūrėjimo, pasilyginti, ar mes esame ir pačioj sunkiausių kategorijoje esam greiti. Tai turbūt viskas pavyko ir taip step by step, kaip sakoma, pavyko išvažiuoti. Tai tu nuo 2014 jau žinojai, kad norėsi važiuoti sunkvežimiu ir kryptingai į tą pusę ėjai? Ar iš pradžių dar keletą metų tiesiog galvojai, kad būtų neblogai, bet nieko nedarėjai? Kaip ten buvo? Šiaip man artimieji žmonės, vieni artimesni, kiti ne tiek, aš tikrai kalbėjau, kad Dakarą išvažiuosiu. Tik nežinau kada ir kaip, žinau, kad su sunkvežimiu, gal mažiausias atsakymas buvo kada.
Tai naiviai aišku, mane žiūrėjo, galvoja, ką tu čia nusikalbi, bet tas įvyko. Ir 22 metų Dakare mes startavome su istoriniu įvykiu. Pirmas Pabaltijos sunkvežimis, Lietuvos sunkvežimis su trispalve, kur šiaip visą Dakarą mus lydėjo tas vėliavėlės, iš tolo pažindavo, sirgaliai mojuodavo. Tai tikrai, kaip sakyti, nešėm tą vėliavą vardą Lietuvos sunkiausių tam sunkvežimių kategorijai. O kokia istorija, kad tu pasirinkai būtent tokį sunkvežimį? Kaip iki to daėjai? Ar ieškojai kryptingai, kad būtent su Tatra nori važiuoti? Ar bandai ieškojai kelių įvairių gamintojų? Kaip buvo? Iš esmės pagrindinis turbūt vienas aspektas yra biudžetas. Tai žiūrėjom, aišku, visas galimybės. Ir kitas dar dalykas, būtent Fešveš komanda, čekais turėjom ryšius, kadangi 13 metais su jais pradėjo dirbti Artūras Aradavičius, turintis lietuviško kraujo, jo tėtis, jeigu tiksliai atsimenu, yra lietuvis, tai jisai pradėjo dirbti būtent su ta komanda, kadangi mes tenais irgi susipažinom. Tai tos pažintys, kontaktai ir buvo likę būtent su Fešveš komanda. Ir antras, aišku, aspektas, jie pasiūlė pigiausią, sakykime, biudžetą, kuris mums pasirodė įkandamas, kurį mes galėjom suvalgyti ir išvažiuoti į Dakarą. Tai, sakykime, tikrai norėtųsi, buvo noro tikrai važiuoti gal su Iveco, kuris yra šiai dienai greitesnis. Tikrai sunkvežimis, su kuriuo galima kovoti dėl rezultatų. Mes tą pirmą Dakarą išvažiavome su senuku sunkvežimiu Tatra, kurio pavadino Mamba. Turėjo mechaninę pavarų dėžę, tai, sakykime, kas mus nustebino, tiek net negalvom, kad toks didelis yra progresas automatinės Allison greičių dėžės ir mechaninio sunkvežimio, bėgėjantis nuo 0 iki 100, ten perpus tikrai matavom laikus, tai su automatinė pavarų. Dvigubai greičiau? 10 sekundžių netrunka įsibėgėti 10 tonų iki 100, o su mechaninė tai reikėdavo 21-23 sekundės junginėti būtent tas pavaras. Labai didelis skirtumas. Labai. Tai vienintelis greičio ruošas buvo pirmam Dakare, kai mes lipom į 10-tuką greitas, buvo vienas gal ilgiausia, apie 400 km, bet buvo sekcijos greitas ir jis nereikėjo keisti pavarų. Tai tas greitis ten buvo maksimalus, daug, tai daugumą atvejų ir tada sugebėjom tarp Kamazų būti 10-oje, man atrodo, ir 9 ir 10 baigiam, kad buvo pasiektas mūsų pirmo Dakaro uždavinys, pabūt top 10. Aišku, finišuot norėjom tam 10, bet techniniai gedimai sukliūdė. Nenaudot kastuvų, ta prasme, neužstrikti ir nekeisti padangų, bet 2 padangas teko pasikeisti. Pirmam Dakare kastuvų nenaudojom. Iš top 10 gaila paskutiniam dienom iškrytom, bet galėjom tikrai baigti labai fainą, gerą rezultatą turėdami. Koks jausmas keisti sunkvežimio ratą vidury dykumos? Kaip visą tai atrodo? Formaliai mes žinom, kad tas ratas sveria apie 150 kg, ar ne? 130-150 priklauso gal nuo gamintojo, biški, kadangi sunkvežimiam mažina protektoriaus dydį, tai ar nupjaustytas, nenupjaustytas, tai, sakykime, 10 kg gali sviruoti, ratlankiai ir ten viduje vidlokai vadinami. Tai ten plius minus, bet nuo 130 iki 150. Ir kaip tai atrodo smėlyje? Įvairiai. Atrodo labai sudėtingai, jeigu ten pačiam smėlyje, ypač Tatrai. Tatra, kadangi turi nepriklausomą rato važiuoklę, visi 4 ratai jos dirba atskirai ir nėra tolygaus
pakelimą ir smėlyje būna kartais pagrindinis sunkumas pakelti būtent sunkvežimį, kad jisai nekristų, nenuvažiuotų, nes, kaip žinom, lengvajam automobiliui pakėlus jisai toksai nesvarumą įgauna. Jo, nestabilus. Nestabilus ir gali nukristi. Tai smėlyje būtų, sakykime, tas teisingiausias, kad susirast kuo kietesnę vietą ir kuo lengviau tas pavyktų padaryti, tai pakelti būtent sunkvežimį rato keitimo aukštį. Nes mes vieną keitėm ratą antram Dakare, kai neveikia oro sistema pas mus. Kažkur tai pradėgė vamsdelis ir mes turėjom tik tais 6 atmosferas, kai reikalinga sunkvežimėje 12. Ir turėjom oro donkratą, kuris prisipūtus 6 atmosferas neiškeldavo. O kaip tokia atvirti? Tai pradėjom kasti duobę. Mes valandą laiką įkasėm duobę, bet kadangi tai buvo smėlyje, mes kasam, o smėlis byra į tą duobę, mes kasam ir jisai byra. Tai mes ten iškasėm tokį, jau aš pradėjau šiet sakomų, man atrodo, kitas ratas jau tuoj kristi tą duobę. Tai mes ten kažkaip, tikrai saugumo ten nebuvo labai daug. Iškasėm kažkaip, tai sugebėjom, tai gerai ir Tomas Gužauskas, ir Slavomyras, ir aš tokie nesmulkaus sudėjimo vyrukai, sakykime, tos jėgos irgi yra, tai šiaip netaip sugebėjom į tą duobę įkelti tą ratą, uždėti, kažkaip prisukti ir dabaigėm tos dienos nuotykius. Ten antras Dakaras buvo labai, kiekvieną dieną su nuotykiais. Tai man atrodo, jūs išvažiavot taip, ant ribos išvažiavimo vien jau dėl to. Iš esmės tai pagrindinė bėda tai vyko tai, kad į antrą Dakarą, pirmam Dakarė mūsų komanda naudojo variklius prancūzų tuningo, sakykime, bendrovės paruoštą su visai programinė įranga, su visais kompiuteriais. Bet tai gan nepigu buvo ir jie nusprendė pataupyti, nors mūsų to neinformavo. Tai mes labai buvom nusivylę jais, kadangi į Dakarą išvažiavę į testus, supratome, kad sunkvežimis nedirba visiškai taip, kaip turėtų dirbti, jis veikia tik tais, kad veiktų. Mums maitino pažadais, kad čia va rytoj, čia jau važiuos, čia dar buvo kelias dienas lygiai iki starto, bet aišku, jau buvo tas startas labai arti. Tai toksai, norėjusi vis tiek gal startuoti, ir iki starto, sakykime, gal buvo dėlionė, gal iš vis nestartuoti, atsisakyti, bet kaip apšnekėjų situaciją, ten finansiškai vis tiek būtumėm nukentėję gan stipriai, tai nusprendėm bandyti važiuoti ir tas važiavimas buvo tragiškas iš esmės. Trečią dieną ten mums neveikė visai variklis, nestartavo, mes 2 dienas negalėjom išvažiuoti į startą net. Paskui baigėsi detalės, ką ten naudojo, tai sakykime, pats vyšnios tortas, ant torto vyšnios, tai gavosi paskutinis greičio ruožas, kai atvažiavom, buvo gan slidu. Aišku, ten jau važiavom visiškai kai kurias vietas vabank. Tas sunkvežimis skraidė oru, bet sugebėjom 7 sekundėm aplenkti ir laimėjom greičio ruožą. Tai tas, sakykime, šiek tiek atpirko mūsų vargus, nes kol kas dar sunkvežimių kategorija nėra laimėjęs nieks greičio ruožą, dar ypač nuo 2016, kai jau pradėjo naudoti automatinės pavarų dėžės, tai mechaninė šis nebuvo ten arti priartėjus prie tokio įvykio. Tai, sakykime, ta istorija turbūt ir Dakaro naujokas, sąlyginai Vaidotas Žala, negalės pakartoti, nes važiuoja su automatinė pavarų dėžė. Tai tikiuosi, jisai laimės ne vieną greičio ruožą, bet jau su mechaninė turbūt nebeteks niekam. O po pirmo savo Dakaro, ar jau žinojai, kad tikrai važiuosi? Koks jausmas baigti Dakarą? Šiaip geras tas jausmas, kažkaip tai sunkus, tas paskutinės 2 dienas dar bandėm kovoti dėl 11 vietas, biški pasiklydom, biški likus ten 7 km iki finišo,
taip apmaudžiai šaka prakirto išorinį vamsdelį oro pripūtimo sistemos. Vėl padaryta klaida, staigiai nesustojus, bandėm važiuoti, suplėšėm tą ratą, pradėjom keisti, vėl nepavyko, ten su donkratu oriniu buvo problemų, toksai sudėtingas finišas, bet pasiektas finišas, paskui džiaugiamės tai, kad tas blynas neprisvilo, atvažiavome iki finišo, turėjom gerą rezultatą, gerą laiką. Rodėm kovą ir jau planavom tikrai, kad į sekantį važiuosim, bet planavom sekančiam Dakare važiuoti kovoti jau dėl kažkokių tai pozicijų. Nes matėm, kad tikrai turim gebėjimų, ta prasme, visur žmonės, greitis tikrai yra, stabilumas irgi yra, ten nepridaryta kliurkų kažkokių, tai nepgriūvusta, neapversta sunkvežimis, neužstrigė kopose, tai, nes buvo tikrai labai sudėtinga, mes turėjau aš 0 kilometrų patirties kopose iki Dakaro, nes testai vyko Lenkijoje 2 kartus. Šis buvo 3 kartą sėdau prie vairo sunkvežimio sportinio Dakare ir netgi šekdaunas vadinamas neturėjo kopo. Tai ką norėjom, kad dar bent jau galvojom, kad dar pavyks nors kartą išvažiuoti. Tai buvo pirmas prologas, išvažiuojame prologą, užvažiuojam ten tokiais aukštai į kopą pirmą įkylam ir reikia leistis ir ten tokia gal kokių 300 metrų nusileidimas. Tai kai persivertėm per tą viršūnę, sunkvežimį sėdi ten labai aukštai. Tai kabinai buvo tyluma. Aš irgi toksai dar, vis tiek pirmą kartą, visur vienoks jausmas, ten sėdė dangui, galima sakyti, ir persiverti, tai aha, kas čia dabar bus. Ir taip žiūriu, Slavomyras Tomas irgi tyli, replikų nemėta. Bet nieko, nusileidom, tai buvo pats pirmas krikštas ir mes atrodo buvom ten top 20. Iš 29 vietos startavom, man atrodo, gal 17 finišavom. Aišku, dar galėjom pasigerinti, bet kadangi startavom tarp sunkvežimio assistance, kitaip tariant, techninio servisų sunkvežimio, tai buvo 2 sunkvežimiai piktybiškai nepraleidinėjo. Tai paukojom nemažai laiko, kur tikrai galėjom pakilti kokiam 5 pozicijom, nes ten tas pirmas 20-ukas buvo gan arti laiko atžvilgių. Nes važiavam dulkėse daug ir teko stipriai lėtinti tempą, nors ir pirmą kartą. Kas sunkiausia Dakare? Kas tau buvo sunkiausia Dakare? Aš manau, tai 2 gal sunkiausi dalykai, tai yra psichologija. Antrą savaitę, nes 2 savaitės gyveni 2 kvadratinių metrų, kaip sakyt, kabinoje, ne 2, jau 3, ja, taip, ir ta prasme 3 gyveni, visi atsikelia pavargę ir tas ypač jaučiasi antrą savaitę, pirmą dar ten lengviau, bet antrą savaitę tikrai jaučiasi, kai kažkas tai neįsimiega tas ir realiai praleidė po 12 ir daugiau valandų 3 būtent tose 2 kvadratinėse metruose. Bet šiaip labai smagu, kad mums ten ir Slavomyras, ir Tomas, mes ant tiek susidirbom, ant tiek sugebėdavom iš kiekvienos kažkokios tai situacijos išvelgti juoką, šypseną, kad nebuvom net, ta prasme, jokio įsižeidimo vienas kitam ar supykimo ar dar kažko, ta prasme, visas tas Dakarą pragyvenam bajeriais, juokdamasi, kalbėdamasi ir su gera emocija. Ar tu užvertei Dakaro puslapį? Klausimas. Negaliu dar, ta prasme, asmeniškai dar tikrai ne, dirbam tuo klausimu. Šiemet irgi tikrai dirbam dėl išvažiavimo, bet tiesiog supratom jau Dakaro metu, prieš Dakarą, gal Dakarą, kad su ta komanda nebegalim tęsti jokių tolimesnių žingsnių kartu, nes tiesiog mūsų požiūriai stipriai skiriasi, mes norim sportuoti, norim siekti rezultatą, norint siekti rezultatą reikia įdėti daug darbo ir dirbti 100%, pas mus mechanikai ten paskutinis Dakaras, prisimenu, užsidegė raudoną lemputę, pasikeičia mechanikus, sakau, kas čia, nes ten neparašyta, raudona kažkaip. Pakraipė pečiais,
Tai sakau, užkliuokit juodą juos. Jo, sako, gerai, užkliuokit, izoliacijos baimė, klimt užklijavo. Važiuokit. Tai, ta prasme, tas požiūris kažkoks juokingas, ten 2 valandą, jau reikia eiti miegoti, nes ryte reikės važiuoti į kitą bivaką. Bet ta mašina iki galo neparuošta. Tai, tiesiog nebeatlaikė nei nervai, nei galimybės, nei noras būti su tokia komanda, kuriai neįdomus. Tai mes ieškojame alternatyvų ir tam tikrų radom. Gal, sakykime, visiškai tas komandas atskleis nenori, bet vyksta dėrybos. Šiemet tiesiog neturi naujo sunkvežimio, naujos kartos, tai vėlgi važiuoti su senu atsisakėm, o bandysim žiūrėti, kaip čia seksis tai komandai šiais metais ir kitais metais, ar pavyks jai susidėlioti, pagaminti naują sunkvežimį, kad mes jau galėtumėm startuoti su konkurencinga technika. Tai kaip ir planą A ir dar planą B šiokį tokį turim, tai gal kažkuris pavyks, ne, tai striksim prie televizoriaus ekrano. O praeitus 2 Dakarus tu buvai vienintelis, pirmas tarp sunkvežimių ir tas buvo toksai visų fanų žavesys, palaikymas didžiulis ir taip toliau. Dabar į tavo kategoriją įžengė Vaidotas Žala. Ir kovoti su juo bus labai sunku. Tai gal jisai šiemet pabandys, kitais metais nebepatiks. Čia mes kol kas tikrai nekovojam. Aš nematau kaip, sakykime, konkurentą ar kažkaip, tai, nes kol nesi konkurentas, tai nesi. Ta prasme. Tai tikrai nematau kaip konkurentą. Aišku, jeigu, sakykime, taip susiklostys, kad vis dėlto važiuosim toj pačiai kategorijoje, tai turbūt kaip ir visada, kaip ir ralyje, kaip ir visur konkurencija atsiranda. Trasoje yra, bet paskui po trasos kažkaip jos nėra, draugiškai bendrauja. Ar tai įtakos tavo sprendimą važiuoti Dakare, sunkvežimiais kitų arba ne? Ne, tikrai ne. Ta prasme, pas man ar Vaidas važiuos ar ne, ar toliau važiuos su sunkvežimiu ar ne, pas man, sakykime, pagrindiniai aspektai, kas įtakos, tai būtent ar pavyks susidėlioti komandą, ar gausim komandos suportą rimtesnį, ne tik palaikymą, bet gal ir finansinį kažkokį. Tai gal pagrindinis dalykas, nes planas B yra pigesnis, jeigu važiuot su savais. Gerai, planas B yra nesunkvežimio kategorija? Ne. Planas B yra nesunkvežimio kategorija, yra tam kitokia kategorija. Tai SSV? Ar Challenger? Kas? Matysim. Maži labai, nuo tokie didelį labai mažą irgi gal ne. Okei, tai tada T1+, bet čia mes kalbam apie dar didesnius pinigus. Čia jūs ieškat, man atrodo, atsakymų, kurių dar nėra. Kas labiausiai žavi Dakare? Ko tu labiausiai pasilgsti? Dabar, žinok, taip gerai gyvenu. Tai pirmas, sakykime, po 3 metų, po 3 rudenių, kur buvo galvos sukimas, kaip čia suras, kaip čia išvažiuoti, kaip čia reiks važiuoti, kaip čia uždėlioti visas skylės atsiradusias biudžetą, tai taip ramiai miego. Tai va to tikrai jaudulio nepasilgau. Tai žavesys ten, taip, traukė faktas, kad tas iššūkis, sakykime, tas 2 savaičių maratonas, savęs išbandymas, kaip čia sektis, ir savęs įrodymas, kad galim ir siekti rezultatą. Sakykime, tikrai aš nežinau, nei ralyje, nei su visureigiais, kai pradėjau sportuoti, net po kelių pirmų varžybų jau visi ten laidos vedėjai, kurie tais laikais darydavo medžiagas, laidas kurdavo, tai jau visi žinojo, kad aš nevažiuoju važiuoti. Ta prasme, važiuojam siekti rezultatą. Tai pagrindinis vienas iš aspektų yra rezultatas. O sunkiausiose
pasaulio varžybose įrodyti, kad esi greitas ir, ta prasme, keletas iš viso pasaulio iš esmės ten vairuotojai dalyviai dalyvauja. Tai jau tas ir veža. Kai jūs keičiat sunkvežimyje ratą, kokią funkciją tu atlieki? Nes aš suprantu taip, 3 ekipažo nariai tam ir yra. Bet vienas iš jų dviese kelia ratą, o trečias suka, ar ne? Nes kitaip rankų pritrūktų. Neįmanoma fiziškai. Ne, ta prasme, šiaip įvairiai pasiskirsta. Bet kažkaip tai, kadangi aš prie tos technikos ir kiekvieną dieną susiduriu, tai aš atsakingiausią darbą pasiėmiau savo, atleisti varžtus, priveršti, nes galima ten sugadinti srėgį, nepagauti, neteisingai, ten reikalų prisidaryti. Tai yra specifiškiau negu automobilyje? Panašiai, bet ir automobilyje ralį, kai keičia, gali prisidaryti reikalų, kai suki su elektriniu suktuku, reikia teisingai laikyti kampą, kad nepagautai, kas neįgūdęs, užtrunka ilgiau ir didesnis pavojus, kad tai sugadinti gali veržlę, srėgę. Tai, sakykime, šitą darbą kitose komandose atlieka mechanikas, bet aš pasiėmęs pas save, nes mūsų buvo ir, sakykime, ten 3 neina kelto ratą ant užpilko vadinama. Tai būdavo planas toks, kad mes su Tomu užkelinėjom, nes dviese, kai atidirbi gerai, ten protektorius gan didelis, galima apkabinti su pirštais ir taip prie peties prispaudį viens į kitą ir tą 150 kg dviese ir pakeli. Nes jeigu būtų dar kietas gruntas kažkur, tai galėtų montiruotės, naudo dar kažką, bet ten varžybos, kad greičiau, tai dviese būtent taip mes, į rankas, tai sakykime, po 7-5 kg gauni krūvį, užkeli ir tuo momentu Slavomiras būdavo 2 veržlės prigaudavo su rankas, kad jisai jau nebenukristų. Ir tada jau perėmų visą sukimą aš. O jie tada perėmė to gadinto rato evakavimą į sunkvežimį. Tai kartais jie nedviese užkeldavo tenais, dažniausiai jie dviese, nes aš sukdavau, kad greičiau būtų. Ir tada pirmas Slavomiras išeidavo į mašiną, kadangi šturmanas jau nuo senų laikų greičiausios komandos naudoja taktiką, kad sėdi per vidurį. Tada antras išbėgdavo, aš priverždavęs ten tą ratą į vidų aš ir trečias jau dabaigdavo Tomas ten pririšt, kad tas atsarginis ratas neiškristų. Tai Tomas lipdavo paskutinis, nes ir Tomai, mes net kaip ir ne visai legalu, bet biškai pradėdavom važiuoti dar pilnai diržais neusisegus, kad negaiš laiko. O Tomui, kadangi jam nieko nereikia daryti atsisėdus, nes Slavomiras tai turi kelią rodyti, kur važiuoti. Aš vėl turiu kvapą atgauti, nes tas vairas... O Tomui ten tik slėgius reguliuoja. O Tomas tenai su pianinu groja. Jis turėdavo 4-5 mygtukus, su kuriais pastoviai tas garsas klink, 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 klink. Ausyse per mikrofoną vis tiek girdėdam. Tai jam vis tiek mažesnis buvo darbas staigiai lipus į vidų. Sunkvežimis ir motociklininkai. Kiek jie tau maišydavosi? Šiaip sunkvežimį bijo, bet pasirodo, užpernai, kai atvažiuodavo, rodydavo trakas, kad tave lenkia trakas. Pernai šitas dingo, tai pernai maišėsi SSV. Tie T4 būtent bagiukai, T3 mažiau, nes T3 jau 135 greitis, jie greitesni, o T4 maišydavas ir būdavo tokie piktybiniai, kai, aišku, jie nenori gaišti laiko, bet aš suprantu, kad jie ne lyderiai, žinai, važiuoja. Jie važiuoja kokiai 20-25 ir pagal reglamentą turi išvažiuoti iš
išvažiuoti iš treko vadinamo, pagrindinės vėžės, iš trajektorijos ir praleisti šitą. Bet kai dingo sunkvežimyje tasai, kad trakas vejasi, jie rodydavo auto, visus rodydavo auto, pradėjo rodyti nuo pernai, tai buvo sunkiau, nes prieš tai jie matydavo, kad trakas, tai įsigasdavo, galvoja, nuneša. A dabar, kai nematydavo, kad jom rodo auto, tai būdavo taip sunkiau, biški, būdavo piktybinių tokių, ilgai, nes tas dulkės ir dasivyt labai sunku. Jie tipo ten biški deda gazą ir tipo bando pabėgti. Toksai... Tai ten tiesioji truputį atitrūksta? Tiesioji ne, jie atitrūkdavo kaip tik per posūkius arba kopose, nes tiesioji tai mes 140 važiuojam, tai 3 net apsilenkdavom. Bet šiemet, kiek girdėjau, negaliu patikslinti informacijos, kad sunkvežimį mažina iki 135 maksimalų greitį. Turbūt, kad tie būtent challenge'ai, T3 buvę bagiukai, kad jų nelenktų tiesiosiuose, kad biški sunkvežimį palėtina. Tai nežinau, ar tikrai taip, bet bent jau kiek girdėjau iš Vaido intervo, kad būtent taip turėtų būti. Tai sunkvežimės pakris, nors pernai Macikas laimėjęs Dakarą absoliutė buvo 18. Jo, 20-tukė. Kada mes pamatysim Vaidotą Paškevičių Dakare? Kaip žiūrovą, gali būti visada dažnai artimiausiam Dakare. Kaip dalyvį, tikėkime, kad greitai. Ne 25-ais, tai faktas. 25 metais sirksime ir žiūrėsim į šoną. Kuris, tu galvoji, iš lietuvių turi daugiausia šansų aukščiausiai finišuoti? Savose įskaitose. Aš supratau. Šiaip labai sunku prognozuoti Vaidą. Sunkvežimių kategorijoje, sakykime, per pirmą Dakarą, kaip adaptuosis kopose, man tas, sakykime, įdomiausias dalykas, nes kad greitumynėse ir linijose, ten ta prasme yra akmenis, tai jis bus greitas, tai čia aš galiu galvą duoti, lenks ir Maciką, ir Mišelį, gal sakykime, pagrindiniai kas konkurentai, jeigu taip žiūrint, tai aš manau Macikas, Mišelis, Lopraisas, tai pagrindiniai, ten dar paskui su Renault važiuoja Huznik, jis labai greitas, bet labai neilgai, tai ta prasme jo istorija, jis tikrai laimės greičio ruožą, aš manau, ne vieną, jis važiuoja labai vabank, bet dažniausiai net laiko techniką tiek, kiek jis nori važiuoti. Tai kaip adaptuosis Vaidas kopose, aš manau, bus vienas klausimas. Turėtų būti gerai, aš tikiuosi, kad bus gerai. Tai aš manau, kad turi šansų kovoti top 3. Ar turi galimybę laimėti? Teoriškai taip, bet manau, gali pritrūktos patirties būtent sunkvežimio, jisai sulūžta. Sunkvežimis irgi lūžta. Nors atrodo, kad tai yra toks didelis, tvirtas daiktas. Taip, sakykime, ir tu, kol nesulaužai jo, tu nežinai, kada jis lūžta. Nežinai tos ribos. Kur ta riba yra, ja. Ir aš bijau, kad, sakykime, nelinkiu to, tai tikrai, bet kad tas, jeigu įvyks lūžimas trasoje, tai jis palaidas visas viltis kovoti dėl pergalės. Dėl top 3 aš manau, kad valanda prarasta tikrai įmanoma kovoti, nes visi praranda dažniausiai. Sakykime, per 3 paskutinius metus Macikas pernai neturėjo tokio sustojimo trasoje. Bet ir taip pernai juk jisai prarado beveik valandą vienam greičio ruože. Jo, buvo ten, man atrodo, prieš galvą. Būtent, kad 1 valandą ir vis tiek sugebėjo laimėti. Jo, bet ten jisai empty quarter'e, sakykime, pasidarė viską, ką reikia. Taip. Jisai po empty quarter'e jau turėjo tokią persvarą, turėjo galimybę važiuoti jau lėtai, bet nevažiavo lėtai, važiavo savo tempu. Ta prasme, tikrai nevažiavo lėčiau, jeigu reikėtų gal net, bet važiavo greitai, nes dar buvo visada top 3 tarp baigusių greičio ruožą. Tai, sakykime, Macikas, manau, kad šiai dienai net jis
net nemanau, jis tikrai yra, daugiausiai kilometrų pravažiavęs su tuo sunkvežimiu, labiausiai žinantis tą sunkvežimį, nes jisai pats kūrė tą sunkvežimį, patys jie daro, patys, kaip sakyt, daro visas upgrade'us, patobulinimus. Tai ir žino, kada kas lūžta ir kaip reikia pašalinti tos gedimus greičiausiai. Tai aš manau, kad tas ekipažas čeko, jie visi gali pakeisti turbiną, jie visi gali pakeisti vairo traukę ar vairo kolonėlę, kas, manau, gali pakišti viena iš tokia Achilo kulnas, kuris gali atsitikti Vaidai. Palinkėk ką nors lietuviams Dakare. Parvežti beduiną ir kuo daugiau, tai, sakykime, aš tikiu, kad jau bus. Tikrai bus, turi būti. Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.